Labas rytas, merginos, aš pagaliau sugrįžtu. Manęs ilgą laiką nebuvo, nes jau paskutinį nėštumo mėnesį iš tikrųjų jaučiausi labai prastai. Man buvo labai sunku, kadangi pas mane dar yra sūnelis, kuriam yra 1,5 metukų. Tai aš čia atstovau ant kilimėlio. Tai tiesiog buvo labai nelengva, nes vis tiek reikia viską sužiūrėti, prižiūrėti, mano pilvas jau didelis buvo, jau man buvo sunku lankstytis, bėgioti, kažką daryti, tai tai jau džiaugiuosi, kad pagimdžiau. Tai dar, aišku, yra pilvukas, dar yra reikalų, kurie turi susitvarkyti. Ir šiandien pas mus yra vasario 13 diena, laukia yra sniego. Dabar žiūriu savo šitą netvarką, čia žinokite, dar nieko netvarkyta po to, kai grįžom iš ligoninės, nes aš tiesiog neturiu kada, nes visą laiką mes būnam apačioje, būnam su sūneliu, su dukryte, darbai ir visą kitą manęs tenais laukia, tai reikia kažkaip čia irgi susitvarkyti, bet dar ne šiandien. Man lagaminas mano stovi, tašė stovi, žodžiu. Tiesiog reikia rasti laiko ir padaryti viską. Tai kviečiu jūs į naują vlogą. Pradedam.
Kamo su juo tai. Bučiukas. Meškis. Meškis. Žirgių tai nereikčiau. Tai paėmiau 3 va tokius va gražius šliaužtus. Mažyliai. Šiandien be Meinardo tai niekaip nieko nesigautum, čia nesimokau. Tuo atidarysim, pasižiūrėsim. Tada paėmiau savo tokius marškinius pižamą. Stumk. Tada dar dukrytei paėmiau 3 pižamas. Oi, kaip fainai. Labai fainos spalvytės tokios, pastelinės, gražios, mergaitiškos, pavasariškos. Nardukui irgi paėmiau. Žodžiu, visiems ėmiau pižamas. Nes ir šliaužtinukai iš tikrųjų yra irgi savotiškai pižamo. Va, Meinardui tokius miškiukus paėmiau. Labai man gražus. Tai pažiūrėsim, atidarysim viską. Ir mano indai žiūrim. Grąžinimo etiketę. Tuoj. Merginos dar gavau štai tokį labai gražų, tokį kaip padėkliuką indą, jis toks didelis, čia va mano ranka, 1, 2, beveik 3 rankos telpa, bet man žinokit ne viską atsiuntė, įsivaizduojate, aš dar 2 indus buvau užsakius tokią lėkštutę šaukštui ir dar vieną tokį, nu tokį žinot, kad karštą puodą pastatyti, tokį va iš tokios pačios medžiagos, iš tokio pačios keramikos, nu kaip čia vadinasi, lėkštutė, ne lėkštutė, nežinau, padėkliukas toksai. Tai einu rašyti, kur mano daiktai. Merginos toks juokas, bet šitos pižamos bus didelės milutė ir aš vieną pasimatavau, tai realiai šortai idealiai man tinka. O marškinėliai man šiek tiek tokie ankštoki, bet čia greičiausiai dėl to, kad pas mane dabar, žinote, dar krūtinė yra padidėjusi, nes pieno gamyba dar nesinormalizavo ir kitas dalykas, aš dar pilnai nenumečiau to svorio, kurį priaugau per nėštumą, manau, kad dar kokie 5 kilogramai nuo manęs tikrai nueis ir man bus idealiai šitos pižamytės, tai reikia minutį kažką kito užsakyti. Nes, aš pagalvoju, nu ką aš čia dabar gražinėsiu, pati miegosiu, va vasarą bus labai gerai. Tai va, tokios vat naujienos pirkau dukrai, čia ant 1,40 m, nežinau, kodėl ant 1,40 m atsiuntė, aš lygtais užsakinėjau ant 1,34 m, bet, nu va, nes, nu, šortukai labai jai bus platus, labai, jinai pas mane labai kudutė, tai va. Čia bodžiukai mano mažyliai. Kokie gražu, čia tokie išsiuvinėti. Peliukai, pelytės, labai gražu. Tada čia pas mumis dar vienas toks linksmesnis, labiau pavasarinis. Ir dar vienas su pelytėmis, nu, nebodžiukai čia šitie šliaužtinukai, nu, labai gražus. Pas man jau inkščia mažylę reikia įtimti, ją pamaitinti. Rankovytės tokias gražias. Na ką, mergaitės, rodau jums savo marškinukus, tai manau, kad bus pats tas užsimesti į kiemą kažkur išbėgti greitai, jeigu man reikės, tai, nu, čia kai orai bus geresni. Na ir dabar, žinoma,
čia bandau pasitaisyti savo plaukus, kurie nepasitaiso. Taip pat norėjau parodyti, kokias gražias pižamos pas Meinardą, bet aišku, jisai nesiduoda, šiek tiek nuliūdęs. Bet pasižiūrėkite, kokios jos gražios ir žiauriai kokybiškos. Aš jau jas kalbiau kelis kartus, tai tikrai atrodo kaip va nupirktos. Tai labai rekomenduoju iš Nexto pirkti drabužius vaikams. Aišku, ten kainos yra kažkiek didesnės, bet kokybė puikiai. Na, dabar einu rinkti žaisliukų. Pas mus čia yra kiekvienos dienos reikalas, nes išsimėto momentaliai. Pas mane planuose yra rengti vaikams tokį žaidimų kambarį antram aukšte, tai reikia iš ten išvežti minkštą kampą ir bus tada vietos, tai dar įrenginėsim, galbūt pafilmuosiu, kaip aš ten ką bandau įsikurti. Nu, nes taip kaip yra dabar tiesiog negali būti. Vaikai sumigdyti, dabar atsisėdau išgerti puodelį kavos, taip pat spėjau nueiti į dušą, išsiplauti, išsidžiovinti plaukus. Nežinau, kažkas su internetu atsitiko, nėra interneto, tai pasileidau kompiuterį internetą iš telefono, noriu pradėti daryti darbus, noriu grįžti į režimą dėl to, kad labai išsimušiau per tą paskutinį nėštumo mėnesį, nes man jau buvo labai labai sunku, aš tiesiog stengiausi atlikti bazinius dalykus ir tiek, nes jaučiau, kad jau nebepavežu tiek daug. Vakarais krisdavau tiesiog nuo kojų miegot, jau netgi buvo dingusi ta, žinote, tokia nešiųjų nemiga, kada tu naktį atsibundi ir negali užmigti. Tai vadinai buvo dingusi, nes, tiesiog aš pavargdavau per dieną, nes su tokiu mažu vaiku, kaip mano, tai tikrai yra sunku, todėl jeigu kažkas galvojate apie pametinukus, tai tikrai gerai pagalvokite, nes tai yra labai labai nelengva. Toks rimtas projektas, sakyčiau. Mes, neplanavom, bet taip gavosi. Tai va. Nežinau, kol kas lik ir tvarkausi, bet tikrai kartais jaučiu, kad einu tiesiog per plauką. Ir galiu, atrodo, jau nebesitvarkyti, bet kažkaip visas situacijos išsilygina ir viskas būna galiausiai gerai. Tai va. Tai jau užsidėjau savo šitus naujus marškinukus. Išsimaudžiu ir pagalvoju, o kodėlgi ne. Tai Valentino diena, tai kažkaip padeda man tokią nuotaiką susikurti. Rožinė mergaitiška. Va, taip. Tai ką dar norėjau pasakyti, kad, nežinau, jums įdomu, neįdomu, aš kažkaip, nelabai noriu, kad tas mano blogas būtų toks labai jau mamiškas, bet kita vertus aš galvoju, kad tai yra mano gyvenimo dalis dabar ir jeigu jums įdomu, tai galiu daugiau papasakoti apie savo gimdymą, apie tai, kaip man karts nuo karto sekasi ir panašiai. Mažylė miega, nežinau, jinai ten ar sapnuoja kažką, ar ką, urzgia pastoviai, bet jinai miega, tai nenoriu jos tenais labai žadinti, liesti, po to pažadinsiu, po to kaip ruliukas atsikels, tai va kartu galės ir jinai pabudrauti, nes žinoma, jinai dabar labai daug miega, valgo, miega, kakoja ir tiek. Tai va, kas dar iš tokių naujienų, nusprendžiau, kad noriu labai sutvarkyti savo šypseną. Kažkada aš esu nešiojusi breketus, bet vis tiek dantys jau pavažiavę yra, tai dabar planuoju galbūt pabandyti eyelinerius. Tas kapas, nežinau kaip jos vadinasi, taisyklingai žodžiu, visur kur nenueinu, kažkaip kitaip pasako. Tai va, vakar buvau pirmoji konsultacijoje
nemokamai Vilniaus implantologijos klinikoje, nes iki šio mėnesio galo ten vyksta nemokama konsultacija. Tai tikrai labai labai patariu, kas norėtumėte ar turite tokių minčių, nueiti pasibandyti, nes iš tikrųjų labai profesionaliai konsultuoja, padaro nuotraukas, padaro netgi rengeną, apie kiekvieną dantuką papasako, aplamai papasako, kas šiuo metu vyksta jūsų burnoj ir iš to jūs galite jau daryti kažkokias išvadas, eiti kažką daryti. Pavyzdžiui, pas mane pasirodo prasidėjęs dantų uždegimas, galimai tai įvyko po to, kai aš persirgau gripu ir pagimdžiau, nes aš buvau pas dantų gydytoją, tai sakė, kad viskas gerai, bet atsirado, tai aš jau užsirašiau ketvirtadienį, eisiu būtinai darysiu burnos higieną ir sakė, tas turėtų padėti. Tai va, bet šiaip susižinojau kainas, susižinojau, kokia būtų eiga gydymo, kiek kas trūktų, tai aš manau, kad labai naudinga nueiti, susižinoti. Aš eisiu dar vieną kliniką antradienį, nes aš noriu palyginti, ką man sakė, kainas pasilyginti, ir išsirinkti galiausiai, kas man labiausiai tiks. Tai va. Tai norėčiau kapas užsidėtas, tos eylinerius, kad išsilyginti tos dantis galutinai. Tada labai noriu implantą įsistatyti, nes pas mane čia yra dantis, žodžiu. Tai ten likusi viena sienelė, jisai man ten pertaisytas, ten negyvas jisai, tai va, tai reikia implantuoti toje vietoje. Tada trečias dalykas, aš labai norėčiau padaryti estetinį plombavimą priekiniams dantims, dėl to, kad jie pas mane yra nusitrynę, nusivalgę, kas su amžiumi yra normalu, bet iš tikrųjų pas mane yra labai didelis tas nusitrynimas dantų iki 1 mm. Čia yra labai daug. Iki 1 mm turėtų būti nusitrynę, kai man bus 90, o man dar tik 32. Tai reikia veikti, reikia daryti kažką, nes aš iš tikrųjų noriu išsaugoti savo dantis maksimaliai ilgai. Net jeigu planuoju daryti estetinį plombavimą, tai noriu daryti ne per visą dantį, o tiesiog tiek, kiek reikia, kad atstatyti anatomiškai kiekvieną tą dantuką. Iltiniai iš vis net nesimato, kad tie iltiniai jie tiesiog susilyginę. O kadangi, kai dantis susilygina, kuo lygesni yra visi dantis, tuo labiau priduoda amžiaus, nes tai yra jau vienas iš tokių senatvės požymių. Tai kol jie visiškai pas mane tenais nesusilygino, aš noriu juos sutvarkyti. Tai va, kas dar? Ten dar plombas reikia, kurias pasikeisti ir pačiai, bet čia jau ir dar protezuoti vieną dantį reikia, bet čia jau reikėtų jau po to, kai aš išsilyginsiu dantis. Tai va, tai nueisiu dar į vieną kliniką, po to galbūt dar į trečią, nueisiu, kokias noriu 3-4 klinikas aplankyti, kad visas siūlomas sąlygas pasilyginti ir apsispręsti, kurioje galiausiai pradėti savo gydymą. Tai nežinau, jeigu jums būtų įdomu, tai šitą temą kartais galėčiau kažką tai updatinti ir pasakoti. Nes, pavyzdžiui, šiuo metu, ką aš sužinojau Vilniaus implantologijos klinikoje, tai mano gydymas daugmaž man atsieito kartu su ten viskuom, aš taip įsivaizduoju apie 10 000. Jo, nes vien kapas 4,5 tūkstančio. Kadangi mano viena draugė dabar šiuo metu jau pusę metų atnešiojus kapas, jinai yra kitoje klinikoje, tai jinai pasakė, kad jai reikia 3,5 mokėti tūkstančio. Tai man jau, žinot, aš 4,5-3,5 tūkstantis yra nemažas skirtumas. Tai aš noriu nueiti dar į tą kliniką. Galimai man irgi užtektų gal ir 3,5 tūkstančių. Nežinau, pas mane... Kitaip žiūri, pas mane nėra ten labai kažkokios atrodytų tokios didelės problemos, bet ką žinau, galimai kartais, žinot, kai būna atrodo labai kreivi dantis, bet ten reikia mažiau to darbo, tiesiog kažkaip sustatyti, išlygiuoti, o kartais būna, žinot, dantis atrodo visai nieko, bet kažkiek susigrūda ir tą susigrūdimą sutaisyti yra problematiška ir galimai iš to išauga tą kainą. Nežinau, čia aš bandau įsivaizduoti, kad supras, tai va, tai vis tiek, manau, labai labai būtina man dar pasikonsultuoti prieš darant kažkokius tai sprendimus. Rytas, merginos, šiandien jau kita diena, šiandien yra vasario 14, Švento Valentino diena, todėl pas mus gėlėse šiandien
Štai tokios širdutės. Taip pat pas mus eina filmukai, nes šiąnakt naktį aš ganėtinai mažai miegojau, nes pas mus prasidėjo šiek tiek pilvo pūtimas. Tai va, o dabar va, man davežė siuntos dalį. Vakar ką gavau, tai pasirodo, tai buvo ne visa siunta, jinai tiesiog buvo išdalinta į 2 dalis ir va, antroji dalis atėjo šiandien. Tai labai keista, aš pirmą kartą taip gaunu siuntą, paprastai visą laiką viskas ateina vienoje siuntoje, nu bet koks skirtumas, svarbiausia atėjo, nes aš jau vakar puoliau ir parašiau į parduotuvę ir jie man pasakė, kad turi atvežti. Zuikį, paliktų tą sesutę, tegul jinai paguli, pasilsi. Tai va tokie reikalai. Einu dabar išsipakuosiu, pasižiūrėsiu, kokiegi ten daiktai ir parodysiu, aišku, jums. Žiūrėjau, ar viskas tvarkoje. Tai mano pirmasis pirkinukas yra štai toks padėkliukas. Man labai patiko jo ta tokia, nežinau, faktūra, tos tokios juostos. Ir taip pat paėmiau štai tokį šaukštą, čia kai gamini, žinot, kad turėt kur pasidėti, kai ten pamaišai sriubą ar košę. Man labai tokio norėjosi, nes visą laiką ieškau, kur padėti, dedu ant stalo, po to stalą reikia valyti, tvarkyti, geriau va į tokį šaukštelį. Na ir dabar galite pasižiūrėti, kaip atrodo visi kartu mano pirkinukai. Man atrodo labai gražiai, labai gražios tokios pastelinės šviesios spalvytės. Na, o merginos čia jau kita diena ir aš pradėjau gaminti pietus savo šeimai. Šiandien sugalvojau, kad noriu padaryti burokėlių sriubą. Ne barščius, tiesiog burokėlių sriubą. Ten tiesiog sudedu viską, ką noriu ir kad tiesiog būtų sočiau, daugiau. Ir būtų mums porai dienų, kad šiandien pas mus buvo šeštadienis, tai aš gaminau, kad būtų dar ir sekmadieniui valgyti, kad nereikėtų man ten labai kažko daryti. Tai noriu padaryti daugiau tokių mėsos kukuliukų, juos naudosiu sriubai, o taipogi ir užsišaldysiu tam, kad turėti ateity greitai pasigaminti, išsivirti sriubytę. Tai va, pasidėjau į šaldiklį ir toliau einu daryti darbus. Tai pjaustau bulvės sriubai. Tai į mano sriubą įeis kas bulvės, morkos, svogūnas standartiškai. Taip pat burokėliai. Pas mane jau jie yra sutarkuoti, užmarinuoti. Čia mano mamos burokėliai. Tai juos aš visą laiką ir naudoju gaminant sriubas arba darant salotas. Tai labai paprastai viskas, taip pat į sriubą įdėsiu pupelių ir pomidorų konservuotų. Tada kažkaip gaunasi ir sočiau, ir daugiau, ir taip pat mano vyrui labai patinka skonis tokios sriubos, kad aš įdedu konservuotų pomidorų. Nežinau kodėl. Tiesiog jam labai patinka, jis visą laiką sako, kad aš taip daryčiau, tai aš ir darau, nes man svarbu, kad būtų viskas suvalgyta. Taip pat darysiu vištienos kotletukus, tai darau vištienos kotletukus iš vištienos šlaunelių mėsos ir viskas labai paprasta, tiesiog padarau faršą darau blenderyje, aš neturiu mėsmalės, todėl nematau problemos, tiesiog naudoju blenderį, sumetu tenais mėsos gabaliukus, sublendinu ir man faršas gaunasi tokiu būdu. Tai va, taip pat įdedu svogūną, česnako, svogūną irgi sumalu blenderyje, šiek tiek įpilu lašelį vandens, labai nemėgstu, kada jaučiasi, žinote, svogūnas gabaliukais, todėl darau būtent taip. Ir dar ką padarau, tai įtarkuoju šiek tiek šaldyto sviesto, nes tada jie gaunasi tokie labiau sultingi, tiesiog skaniau su sviestuku. Tai viską permaišau, pradžioje su šaukštu, nes ten sviestas, kad biškį pasiskirstytų į mėsą ir taip neliptų prie rankų.
nes nuo rankų šilumos jisai lydosi ir gaunasi taip, kad tas visas riebalas ant rankų lieka. Tai kad jo neliktų, aš pirmai su šaukštu įmaišau į mėsytę. Tai va, suformuoju tokius kotletukus ir kepu ant silpnos ugnies. Neilgai, iš abiejų pusių, turbūt po 3 minutės, nes aš dar darysiu padažiuką iš grybų ir norėsiu patroškinti kartu su padažiuku savo kotletus. Tai dėl to nematau prasmės ilgai ten jų kepti, nes jie dar galės daeiti, pilnai iškepti, kai aš įdėsiu juos į šį padažiuką. Tai va, tai grybus tiesiog sumetu į tą aliejų, kuriame kepia kotletukai, viską išmaišau, taip pat įdėsiu šiek tiek česnako, viską užpilsiu grietinėlę ir viskas. Ir palieku, kad grietinėlė sutirštintų viską ir tada sudedu kotletukus ir leidžiu jiems jau pilnai iškepti. Oi, kažkaip sunkiai man kalbasi. Dabar, kai auginu vaikučius, net 3, tai žinokite, šiek tiek jau sulėtėja mano kažkokie tai kognityviniai ir kalbėjimo gebėjimai. Gerai pasakiau. Tai va, sriubytė jau išvyrė, viską sudedu ir einu maitinti vaikučius. Šiandien labai daug prisnigo. Ne labai daug, bet tikrai daugiausia turbūt kiek buvo šiemet prisnigę. Žinot, noriu jums parodyti. Šiandien beje jau pirmadienis pas mus yra, savaitgalį nebuvo kada ką filmuoti, nes visi namie, tai tik gamini, tvarkai ir bėgioji paskui visus. Norėjau jums parodyti, kokį Vilniaus rajonas duoda kraitelį mažyliams. Pagalvojau, gal bus visai jums įdomu, tai tuoj viską išimsiu, va čia pasidėsiu ir pasižiūrėsime kartu. Čia kol kas pasidėjau vystymo lentą, šiaip aš jos beveik nenaudoju, bet pagalvojau, tegul būna. Kartais būna čia labai gražiai taip šviesa krenta ir man norisi fotografuoti, aš čia pakloju tokį baltą pleduką ir ten yra tokia pagalvėlė, miškiukas, tai va labai faini. Taip pat naudoju žindymo pagalvę iš Ikėjos, čia man draugė atidavus, labai patogu iš tikrųjų. Nugarą netaip skauda man, kai aš ją naudoju, kai jos nenaudoju, tai labai skauda. Greit galime pasižiūrėti, nes pas mane dukrytė bunda, sūnus savo pačioje irgi tenais kažko nori. Tai buvo tokia štai atvirutė. Tada pas mus buvo štai toks kilimėlis į vonį, šiaip labai patogu, aš tokį naudoju. Pas mus jisai yra, tai va, galėsime pakeisti į naują, tai labai faina. Tada yra štai tokia lėkštutė su šaukšteliu, tai čia pirmiems primaitinimams. Tada yra žirklutės, šukos, rinkinukas, dantų šepetukas mažyliam. Čia tokios smulkmenėlės. Tada turime štai tokius kramtukus, 2 vienetus tokie patys, barškutį, termometras, vandenuką matuoti ir tada va tokius kamuoliukus sensorinius, su kuriais galima daryti tokias mankšteles vaikučiam ir panašiai. Labai faini. Marliukai. Visą laiką irgi reikia. Pledukas tikrai neprošal. Rankšluostukas ir dar tenais, tuoj pakelsiu šiek tiek kamerą, patalinę. Tai, ką noriu pasakyti, tai palyginus su tuo kraiteliu, kurį aš gavau, kai pagimdžiau sūnų, tai čia yra labai didelis skirtumas. Dar gavom elektrinį termometrą, bet jisai yra apačioje, mes jau jį padėjom prie vaistinių dantų visų reikalų. Tai noriu ką pasakyti, kad iš tikrųjų labai gausus, nes praeitą kartą mes gavome tik tais patalinę ir pleduką, o dabar va, tiek daug daiktų, tai labai malonu, labai smagu, kad yra palaikomos šeimos, kai gimsta leliukas, kodėlgi ne. Vaikai mūsų ateitis yra ir reikia į juos, kaip sakoma, investuoti, tai jeigu mums jau duodavo kažką, tai mes galime ant to neleisti pinigų ir tos pinigus įdėti į kažką naudingesnio, galbūt mūsų vaikų lavinime ir panašiai.
Tai va. Merginos, šiandienos vlogas jau eina į pabaigą, bet prieš tai labai noriu Jums padėkoti už Jūsų gražius komentarus. Jie labai mane įkvepia, labai motyvuoja. Ir naujiems sekėjams noriu pasakyti, kad būtinai pasekite mane. Aš labai stengiuosi, labai pasistengsiu taip pat reguliariau dėti turinį, noriu dėti bent kartą į savaitę. Taip pat planuoju greitai pradėti filmuoti su kamera. Aš esu nusipirkusi, bet tiesiog niekaip rankos neprieina, telefoną yra paprasčiau paimti, pasistatyti ir pradėti filmuoti. Tuo tarpu su kamera man dar reikia pasiaiškinti, bet labai jau greitai, manau, man pavyks tą padaryti ir video kokybė dar labiau pagerės. Ir dar kartą ačiū Jums už Jūsų palaikymą, tikrai jis man labai svarbus. Ir manau, kad greitų metų susitiksim dažniau, tiesiog man reikia dar įvažiuoti mano naujas vėžes, naująjį ritmą, bet man, manau, sekasi visai neblogai ir greitai viskas bus labai gerai ir dar geriau. Tai sakau Jums didelis ačiū dar kartą ir iki naujose mano filmukuose.